Po lango statymo namelio vidus atrodė dar baisiau nei prieš pirkimą. Taigi, vienintelis dalykas, ko labiausiai trūko, tai gero statybinio dulkių siurblio. Nuvariau išsinuomoti siurblį, betgi man gudročiai patarė, kam čia dabar mėtysi pinigus nuomai, nusipirk ir turėsi, nes taigi statybos nesibaigiantis dalykas. Pradėjau rinktis siurblių melėjuonas ir išsirinkau ne tą, ką sakė širdis, o ką diktavo piniginė, pati pigiausia siurblį. Esu bandžiusi Karcher VD3, nuostabus siurblys. O šį namelį jau esu siurbusi su Parksaido statybiniu siurbliu, jį man skolino, šį Parksaido labai nemėgstu, bet jis gerai siurbė. Taigi dabar parodysiu, kaip iš tikrųjų siurba pigiausias ever statybinis dulkių siurblys, kainavęs 33 eurus. Vos tik pradėjau siurbti ir pasakiau, nafik, pradėjau siurbti nuo laiptų. Tai jis laiptus siurbia ypatingai sunkiai, nes jo šlanga per trumpa, ratukai beveik nevažinėja ir galvutė yra visiškai nepaslanki, jinai ant laiptų neatsigula. Jo save keikiau, kodėl prisiperku šūdų, vėliau juos išmetu ir tada nusiperku tik iš antro karto gerą daiktą, kodėl to nepadarau iš karto. Bet ilgiau pasiurbus apsiraminau, nes jis tikrai savo darbą daro. Jis puikiausiai išsiurbė visą šitą statybinį šlamštą. Plius jis lengvas, galiu įkiloti ir visiškai neužima vietos. Nu ir nepatikėsit, sekančią dieną, kaip ir kiekvieną mielą savaitę, aš varau tvarkyti prieglaudą, o ten naujai gautas dovanų Parksaido pramoninis siurblys. Nu kągi, likimas galvoju, ateik čia sakau, išbandom tave. Ir žinot, Parksaidas ir vėl nenuvylė, kadangi jokių vilčių į jį nedėjau, tai jis ir nenuvylė. Jis nesiurbė kraiko. Aš su juo siurbiau savo namelį, taip dulkes jisai puikiausiai įsiurbė. Bet kraiko granulių jisai absoliučiai nesusiurbė. Čia aišku, ant šitų plytelių nelabai matosi, bet kraiko granulės jis jas tiesiog pastumdo, bet į vidų jų neįsiurbė. Prieglaudą taipogi tvarkiau ir su Karcheriu VD3, tai žinokit, ir dulkes, ir sukietėjusi šūdą, viską įtraukia. Ar žinote, kas yra geriau už Parksaidą? Taip, šluota. Paprasčiausia šluota yra daug geriau ir efektyviau už Parksaidą. Žodžiu, mano verdiktas yra toks. Pigiausias statybinis dulkių siurblys Grunder už 33 eurus puikiai atlieka savo darbą, yra lengvas ir mažas. Bet jeigu turite jėgų kiloti ir vietos sandėliuoti, tai Karcher VD3 trigubai brangiau, bet jis siurbs net negyvą žiurkę. Visiems skoniams.